Na ir bet visi tie sunkumai, visi tie nepritekliai, ir privedė prie to, kad jau mama į Ameriką tada buvo išvažiavusi. Tiesa, visą tą žemę padėjau ten sutvarkyti, buvo pasiskolinusi iš Laurinavičiaus Joną 700 dolerių, turbūt doleriais tada išvertus. Tai kaip tik tai turėjom derlių, tą derlių gavom, pristačiau į punktą, į Šilutę ir tokiu būdu galėjom atiduoti pinigus, grąžinti. Na ir kada mama išvažiavo, tada, jau tada susidarė toks judesys, jau tada aš buvau pats kaltas, nutolau nuo šeimynos ir jau 2000 metais birželio 26 dieną mes su mama nutraukėm santykius. Bet visą laiką palaikėm ryšį, visą laiką ir paskui padėjau ir ten sofą pirkom ir dar ir taip pinigų daviau, visą laiką buvo ryšys. Jis nebuvo nutrauktas ir su šeimyna, su vaikais, bet visa bėda, visas buvo tas, kad didelis biednumas, didelis nepriteklius. Ir dėl to nepritekliaus matyti atsiliepia ir šeimos dalykams. Bet ir visada, ir ypač paskutiniu metu, aš visada įrašus darydavau, kas ten jau beatsitiktų. Bodai čia šeimyna ir vaikai matė tos visus įrašus mamas. Ir kaip tik tai ir prieš 13 metų buvo įrašyta iki jos mirties. Na ir visą laiką turėjau dėmesį, buvau kaimynės adresą ir telefoną turėjau ir ypač paskutiniu momentu vis klausinėdavau, kaip sveikata, rytą pakėlęs, kaip sveikata. Ir tada paskutinį rytą buvo, prieš tai Aidas atvažiavęs buvo ir mama labai susirūpinusi buvo, kadangi buvo Dainiaus gimtadienis 18, o balandžio 10 Vincentą dar jį pasveikina ir jį Dainiui paskambina, kaip čia yra, kad čia neaišku, kodėl dėl ko jis atvažiuoja, nepasakė. Ir aš atėjau, tą dieną atvažiavau, Aidas dar buvo išvažiavęs ten pas draugus, paskui susitikom, ji dar norėjo eiti, buvo išvirusi, paruošusi jam valgyti, dar norėjo eiti pirkti, bet sako, nudūrė, nebegaliu. Nebegali, ką tada. Ir mes tada atsisveikinom, Aidas verkė dar, kad čia buvo, kai buvo gerai, kada sodas buvo, kada visi gyvenom. Ir rytą klausiu, o kaip sveikata, ir ji norėjo sušnekti ir kėlėsi. O kaip kėlėsi, iškrito iš lovos ir reiškia, telefonas nukrito. Aš girdžiu, kad šneka, o atsikelti negali. Tada jau paskambinau Labanauskienei, kaimynei, tai ėjo taip, sako, guli ant grindų, mes jau nieko negalim padaryti. Tada aš to jau pat su mašina atvažiavau, mes įkėlėm, dar nuvedžiau į tualetą, ir iškviečiau greitąją, ji nusivėmė, tokiu kaip geltonu, žodžiu, iš skrandžio. Tai ir pasakiau tai seselei atvažiavusiai, tai nereiškia, nepriėmė. Suleido vaistus nuo miego ir aš suploviau dar indus, tada visus kokią 3 valandas sugaišau. Ir vakare, kokią 5 valandą skambinu, neatsiliepė. Tada atvažiuoju
įeinu, turėjau, reiškia, raktą, atvažiuoju, žiūriu, kad jį paskambinu, ar veikia telefonas, bet jį miega. Nu, tada iškviečiau greitąją, greitoji buvo iškviesta ir pasakiau tai seselei, seselė sako, čia labai rimti dalykai, nu ir reikia žmonių, vat, jau ji negali, o ji dar sako, aš nueisiu, čia visi pensininkai, niekas. Nu, aš tai jau išėjau į lauką, pradėjau gaudyti žmonės, jaunus vyrus sugavau, atėję, padėję, nu ir tada išvežė ir ten reikėjo pasirašyti ir jau mama pasakė, kad reiškia, aš galiu viską tvarkyti, vat jau įgaliotas toks. Nu ir žiūrėjom ją, palaikėm ryšį ir su Silva, ir su Dainiu, ir su Aidu. Aidas prieš paskutinę dieną dar pasveikina su moters diena mamą, bet jau patrynė dar kojas jai, o paskui jau paskutinė diena, tas buvo sekmadienis, atėjau prieš 4, pabuvau ir 5 valandą prasidarė akis plačiai ir pasakė Juozas. Po to žodžio užmerkė akis, viskas, aš tai jau pati jau iškviečiau tos visus gydytojus, visus subėga. Ir mane išvarė, reiškia, neleidžia, dabar to tvarka, reiškia, neleidžia būti. Jie ten matė dar pasižiūrėję, pulsą, visą kitą, bet ir jau po pusę valandos pasakė, kad mama mirė. Vat viskas. Nu ir tada jau, tai vat, ir tas toks pasakymas, kad Juozas, tai aš dabar iki šiol taip pergyvenu smarkiai, tiesiog, dar rašydavau, aš esu 6 almanachuose tarptautiniuose bendraautorius ir nebegaliu rašyti nieką. Taip, toks jau. Dabar noriu padėkoti Dainiui. Turiu aš jo daiktus ir kada jis 6 klasėje buvo plaktuką, kada jis atsiuntė visus pirmą kartą, reiškia, diržas tebėra, aprangos daug buvo, yra prisiūsta per mano gyvenimą, aš jau jos nenudėvėsiu. Pakvietė į Ameriką, į Čikagą, bendravom tikrai gražiai su juo šeima ir dabar iki šiol bendraujam. Ir kada reikėjo padalinti turtą, mane įgalioja ir Dainius tikrai nesavanaudiškai paskyrė, reiškia, 5000 eurų. Tai čia man buvo didelė paspirtis, dabar aš juos išsaugojau, turiu ir visas išlaidas, kur turėjau į savo pensijas, dengiau. Ir Dainius net mašina buvo, ta antroji žmona nupirkusi ir vieną ir kitą, bet išlaidas mašinai, eksploatacija visa ant mano pečių. Ir taip atėjo pas Varžgalius remontininkus, reiškia, į servizą. Belika 100 eurų. Kažkaip Dainui be reikalą galbūt pasakiau, kad sakau, sąskaitoj 100 bėra. Ir Dainius 100 eurų pasiuntė, žiūri, kad sąskaitoj taip. Tai labai esu dėkingas. Ir kaip sutvarkė mamos kapą, mama matė, kaip atrodo jis, jau jie žino, kaip guls, ir jis sakė, noriu, kad taip gultų. Ir Dainius organizavo visą susitikimą, ir kada senučiai buvo pagerbti pasaulio teisuoliais, ir kada buvo pas prezidentą pagerbti. Tai čia Dainius viską organizavo, labai esam dėkingi. Ir Silva jautriai yra, aišku, Silvai sunkiausias momentas buvo, tą suprantam visi.
vat, bet viskas gerai, dabar jie irgi laiminga ir buvo Pakistane, sutarė, gražu yra. Todėl už mano klaidas prašom atleisti, ką padarysi, gal būtų kitaip buvę, bet, taip jau atsitiko. Bet finale galiu pasakyti tiek, kad vis tiek gerai išėjo, tiek, kad, visą tą, ką mama užgyvena, viskas buvo laiku atiduota. O šiaip gal, jeigu būčiau vienas palikęs, nežinau, kaip su tuo namu būtų buvę, ten, žodžiu, Vasilio irgi nebūtų galėjusi čia būtų reikėję. Aidas būtų spaudęs, kad reikia atiduoti, ir jį būtų tada ir komunalinius mokėk, ir skolą mokėk, žodžiu, būtų liūdna. Taip, kad finalė, jeigu žiūrėti, visa kaltė tokia, bet gale finalą, nebuvo visai blogai. O mama buvo pagerbta gerai, tikrai gražiai, ir buvo nuo pat pradžių suorganizuota, sutvarkyta, jau atėję mama buvo papuošta, paruošta, šitaip. Tai dėkingas Dainiui, ji čia visą savo fizinę ir finansinę naštą pernešė, ir iki šiol pernešė, dabar čia, kada įrašus darom, jis irgi rūpinasi tuo, dėl to, kad nežinai, kaip, sakysim, ta širdis yra, ir 6 kartus buvo darytas šokas, dabar paskutiniu padarė medikamentų.